Jūsų vienas iš šūkių rinkimų reklamai tradicinė kultūra. Papasakokit, kas slepiasi po šiuo šūkiu. Tradicinė kultūra, tai stebint visą eigą, kada mes atkūrėm nepriklausomybę, pirmas etapas buvo pakilimas mūsų tradicinės kultūros, nes visi dainavom ir gerbėm Lietuvą. Toliau vėlgi nuėjo viskas į kitas plotmes. Mančiau, šiandien trūksta prioritetų, trūksta suvokimo aplamai, kas yra kultūra ir dėl ko mes čia viską darome ir dėl ko mes gyvename. Trūksta finansavimo ir kitų veiksnių. Jeigu mes išaukštinam, tarkim, ir perkusijų festivalį, tvarkoja, valio, bet tai čia yra ne mūsų kultūra. Muzikos mokykloje nėra ne vieno mušamųjų komplekto, ne vieno skyriaus, kur ruoštų mūsų vaikus. Ir ponas Auglys net važiuoja ir nedėsto mūsų vaikučiam mušamųjų istoriją, nemoko jos groti perkusijom ir taip toliau. Tai aš manau, kad čia yra svetimkūnis. Ir kodėl tokie didžiuliai pinigai skiriami šiem dalykam, kai trūksta mum, kai trūksta kitiem kultūros, tradiciniai kultūrai ir mėgėjų veiklai. Aš manau, kad mums būtų labai irgi įdomu, kad atvažiuotų iš Japonijos choras su mūsiškiais 5 chorais, iš Baltarusijos choras ir dar su savo nacionalinė kultūra. Ir čia įvyktų didžiulis suėjimas, didžiulė būtų ir europinio lygio, tarkim, tarptautinė šventė, chorų, kuri yra tradicinė, atėjus iš tradicinės kultūros, ir tai, kad paremtų čia Ukmergėj, tai būtų labai puiku, todėl kad 1938 metais Ukmergėje įvyko turbūt ir bene vienintelė, tačiau masinė chorų šventė, kurią padarė berods 2000 buvo dalyvių ir suvažiavo iš visos Lietuvos ir važiavo net ir siaurukų ir visais kitais įmanomais būdais, kad tik tai čia N kolektyvų, nuo bažnyčio chorų, nuo mokyklų chorų ir kokie žmonės ir koks tai buvo didžiulis įvykis to laikmečio, tai prieškarinis visa kultūra tuometinė į tą pusę klestėjo. Viskas buvo sujungta tą pusę. Na, ir manau, kad štai tradicinė kultūra mūsų, tai, kuo mes gražus, ką mes mokam, kuo mes galim pasigirti, tai tą mes turim puoselėti ir atiduoti visą liūtą dalį iš biudžeto. O dabar, jeigu vieniem netradiciniai kultūrai mes skiriame pinigėlius didelius, tai kitai kultūrai nieko nelieka. Nelieka netgi poezijos šventėm, nelieka nei kino šventėm, nei kitiem įvairiam dalykam, netgi ir šokių ir panašiai ir panašiai. Nu, tai manyčiau, kad ne ten eina kultūra pati. Nes po keletos metų iš vis mes neturėsim ką parodyti. Tai, kad mes čia darom didelę pramogą ir kad vėlgi nuskamba kažkur toli, bet tai tik tai ir nuskamba. Mes tampam tik tai veiksmo arena, bet tas neįsipaišo mūsų kultūrą, nes neturim. Jeigu mes moko mūsų muzikos mokykloje vaikus dainuoti, jeigu pas mus renkasi chorai, į kolektyvai,
Tai šita kultūra yra tradicinė, atėjusi iš praeities ir mes ją turim toliau tęsti ir turim remti. Kada šitie dalykai visi bus paremti, mes tada galėsim, jeigu turėsim pinigų, skirti pramonę. Iš jūsų pasisakymo galima susidaryti įspūdį, kad jei jūsų partija laimės rinkimus, būgnų ir perkusijos festivalio Ukmergėje nebus? Anaiptol visai bus, tik tai bus ne tokia išpūsta pompa ir ne toks didelis burbulas, kaip Ilfą ir Petrovą galima pacituoti, Maskva Vasiukai. Nes tokio, kiek čia sudedama pastangų, kiek įdedama finansų ir Ukmergės resursų, ir kultūrinių, ir ūkinių, tai manyčiau, kad jisai tiktų didmiesčiui. Vilniui, Kaunui, Panevėžiui, Klaipėdai, kur yra ne viena muzikos mokykla, kur yra mušamųjų klasės, kur yra daug jaunimo grupių, kur yra judėjimas. O dabar čia, kur ištisus metus nieko nevyksta, mes didelį balioną pakabinam. Ir jisai paskui sprogsta ir vėl nieko nepalieka. O šitokios sąnaudos į jį eina, tai reikia padaryti jį trumpesnė, konkretesnė, paprastesnė, bet galbūt atsirastų jau ir edukacinė pusė didesnė, kad jau ruoštis į tą veiksmą patį. Galbūt muzikos mokyklai kažkas inicijuoto naują klasę. Ne tik dabar, kas vyksta tradicinės, tarkim, sritis meno ar muzikos, o nauji veiksniai, kad atsirastų. Ir todėl, manyčiau, tai yra gerai, bet iš to viso biudžeto, kiek dabar yra ir tų sąnaudų, kiek yra skiriama perkusijos festivaliui, galima padaryti dar bent 2 tradicinės kultūros arba meno festivalius, kurie, manyčiau, kad Ukmergę tik tai papuoštų ir palankomumą padidintų. Atsirastų šviesesnių žmonių, atsirastų naujos kultūros tradicijos. Tai yra būtent senos pagrindimas kultūros, tai, ką mes jau užgyvenę esame, tai, kas čia vyksta. Tik tai truputį kitų kampų reikia viską pažiūrėti. Ir manau, kad ir erdvės naujas būtų galima užimti, atsirastų nauji sprendimai, gal ir nebūtinai dabar, reiškia, visi tai etnografiniai kolektyvai, tai ir teatrai, tai ir kitos šakos gali būti meno. Kaip su miestu tvarkysite, su projektais finansuojant ES lėšų, pakol kas dar yra ir nemažai, ir jūs valdžiai atrodo, kad jūs per padidinamą įstiklą, dabartiniai valdžiai atrodo, kad jūs žiūrite per padidinamą įstiklą ir reikalaujate neįmanomų dalykų. Papasakokit, kaip matot miestą, kaip jį tvarkytumėt. Miestą reikia tvarkyti labai paprastai. Reikia pirmiausiai pažinti savo kraštą, savo istoriją, pasverti nūdienos visą infrastruktūrą, sudėti savo pastangas, pasižiūrėti, kuo mes esame gabūs, kur mes galime, reiškia, savitumus parodyti. Tada visą šitą dalyką sudėlioti, išskirti prioritetus ir numatyti 10-15 metų į priekį strategiją. Ir to kryptingai siekti, kaip mūsų kaimynai Anykštėnai, kurie per 10 ar per 12 metų pasiekė kurortinės teritorijos statusą. Tai jie buvo, pamenu, labai iš jų irgi šaipėsi, kad jie siekė kurortą, nes tai buvo iš tikrųjų, nepamenu to mero, bet žinau, kad tai buvo konservatorius. Ir Nefas, jo. Ir štai kryptingai sudėliojo visą savo tai, ką turi,
priėmė sprendimus ir kiekvienam biudžete buvo kryptingai numatyta eiti į tą pusę ir dabar matom rezultatą. Dabar, tarkim, Ukmergė nebėra ką gaudyti, nei kultūros, nei ūkio srityje, tarkim, turizmo srityje. O jeigu paimsi mūsų kultūrą Ukmergės, arba Ukmergės, tai mūsų kultūra nepalyginama yra turtingesnė su tuo kraštu. Pas mus ir dvarai, ir turizmas, ir dabar ir Smetonos dvaras, mes niekaip negalim jo įveikti, nes nežinom, ką ten daryti ir dėl ko taip daryti. Jeigu trumpai, turit kažkokią viziją dėl Smetonos dvaro, ką ten galima būtų daryti? Turiu. Pirmiausia, reikia atstatyti tėvoniją, reikia paimti visą Užugirio regioną ir bažnyčią, ir kaimelius, ir kraštovaizdį, ir pagrindinį dar dvarą Smetonos, visą šitą apsvarstyti, apžiūrėti labai gražiai, įvertinti ir tada priimti sprendimą. Vienas iš tų būdų, tai aš ir siūlau, kad atstatyti tėvoniją, ją praplėsti autentiškai, kad tai būtų etnografinės sodybos muziejus, vienas. Smetonos vardo, reiškia, tarpukario kultūros parkas, tai jau Žulinė, ir kad ten būtų ir prezidento Smetonos muziejus, ir vis parkas išliktų, ir padaryti taip, kad ten atvykęs bet kuris turistas galėtų ne tik pasijausti tarpukario kultūroje Lietuvos buvusioje, bet ir gyvai, kad jis tą pajustų. Tarkim, jeigu čia pas mus rengėsi kariuomenė ale prancūzai, baltarusai, lenkai, čia pas mus yra tas pulkas didelis, reiškia, tai ten būtų konkretus tarpukario, tarkim, karininkyje, tarpukario garažas su tuometiniu automobiliu, vairuotojai, tarnaitės, visa šita kultūra ir sudarytų tą visą erdvę. Tai tas trauktų žmonės po truputį. Toliau, bendradarbiavimas būtų su kitų to laikmečio, tarpukario laikmečio mūsų Pabaltijos šalių prezidentūromis atrinkimas, nes lygiai taip pat ir estų prezidentas, lygiai taip pat ir Latvių, ir vienas žuvo Sibire, man nesvarbu, kad Smetona išvyko į Ameriką, bet ir ten, bet ir pradėti bendradarbiavimą su tais institutais. Tas dar labiau čia sutiršintų spalvas, dar labiau prasidėtų kažkokios traukos ir judėjimai. Ir čia ateičiai dirbti dar 50 mažiausiai metų, kol galų gale atsiras tas pats išsikristalizuos perlas.